Ar jūsų šiandieninis gyvenimas jums tenkina? Ar jums patinka, ką jūs turite? Ar jums patinka, kaip jūs bendraujate? Ar patinka tie žmonės, kurie aplink jūs? Ar patinka jūsų uždarbis? Aišku, galima atsakyti, kad visą laiką mažai ir tai yra normalu ir tai yra labai gerai. Nes jūs tada turit dėl kažko pasistengti, dėl kažko pajudėti. Ir klausimas visame tame yra turbūt, ar tikrai tai jūsų viena dalis. Kitas klausimas, ar tai, kaip sakyt, tikrai man reikia. Nes dažniausiai turbūt vienas ir kitas atsako į tą patį. Jeigu tai ne mano, tai greičiausiai man to nereikia. Ir kaip tai atskirti, ar tai yra mano noras? Nes prieš tai rašiau ir aiškiai pasakiau, kad yra bendras laukas, astralinis, mentalinis ir tada kur aš. Kaip sužinoti, astralinis tai emocinis, jeigu taip paprastai, mentalinis tai minčių laukas. Ir tada kaip suprasti, ar va čia yra mano, ar tikrai tai yra mano. Tai yra būtent, kaip pasakyti, kaip išgryninti va šitą visą. Nes jeigu tai ne mano, dažniausiai labai paprastai jūs tą pajuntate, įsigijate kažką ir po kelių minučių jūs pajuntat nusivylimą, kam to reikėjo, lyg tai ne toks, lyg tai ne taip ir ne apie tą. Ir iš viso jau galėjau, kaip sakyti, dar pataupyti ir kažką geresnio nusipirkti. Tai va čia yra vienas iš rodiklių, kad tai ne jūsų. Ir jeigu jūs dažnai pasigaunat ant to, kad jūs prarandat, bet šitą gaunat nemalonų pojūtį po įsigijimo kažko, tai jūs bėgat paprasčiausiai ne paskui save, ne paskui savo energiją, o jūs gaudot svetimą energiją ir bandot pritraukti į save. Kaip sakyti, ne savo suknelę užsidėti arba ne savo batus apsiauti. Ne to dydžio. Suprantat, ką reiškia ne to dydžio batai. Tai, kad šito neįvyktų, jūs turit labai gerai pažinti save. Jūs turit žinot, iš ko jūs padaryti, kaip jūs sudaryti. Ir aš kalbu labai paprastai, labai moksliškai ir labai pragmatiškai. Nėra tokio dalyko, kaip kažko tokio neapčiuopiamo, nepaliečiamo, nesuvokiamo ir viskas yra paaiškinama. Viskas pagrįsta mokslu, viskas tiesiog pragmatiškai aišku iki negalėjimo. Iš ko aš padarytas, kaip aš veikiu ir ką aš gaunu. Kiekvienam taške aš žinau tiesiog, jeigu aš tą darysiu, ką aš gausiu. Jeigu aš taip elgsiu, ką aš gausiu. Jeigu aš tokiam pojūtį darysiu, ką aš gausiu. Ir jeigu jūs tą įvaldot, jūs tiesiog kuriat savo gyvenimą patys. Ar įdomu kurti gyvenimą savo? Ateikit, sužinosit. Ateikit, išmokysiu ir jūs kursit. Jūs būsit kūrėjai kaip dievai savo gyvenime. Ir tai vienas iš pašaukimo visų žmonių. Tapti kūrėju, to vadinamu dievu, įsikūnijimu materijoje, tos dalelytės visumos, kurioje viskas yra. Ir iš tos pozicijos, aš kuriu, sukuriu ir turiu. Ir kai aš turiu visą šitą, aš galiu dalintis. Tada aš galiu dalintis. Aš galiu atiduoti, aš galiu džiaugtis su visais ir tai yra nuostabu. Tikroji dalyba yra tada tik tai, kai jūs esat pilni, jūs esat pripildyti besąlygiškos, meilės dieviškos energijos, kuri teka per jūs ir tik tada jūs galite atiduoti. Tai jeigu nori visą tai išmokti, ateikite į mano mokymus. Ir mes to išmoksime. Laukiu visų. Sėkmės.